Lietuvos sostinėje Vilniuje esantis Baltnetos duomenų centras pradėjo veikti 2012 metais. Tai pirmasis duomenų centras Baltijos šalyse atitinkantis Tier 3 kategoriją. Patikimumas, saugumas ir efektyvumas – 3 savybės geriausiai apibūdinančios šį duomenų centrą. Baltnetos duomenų centras pastatytas įmonei priklausančioje aptvertoje teritorijoje, kurią stebi vaizdo kameros su judesio atpažinimo sistema. Patekti ją galima tik gavus leidimą iš apsaugos posto, kuriame 24 valandas per parą budi ginkluoti darbuotojai, užtikrinantys nuolatinę duomenų centro teritorijos ir pastato fizinę apsaugą. Duomenų centras sukonstruotas pastatas pastate principu. Visos infrastruktūros patalpos įrengtos už ugnį atsparių mūro sienų, kurias dengia specialus vandens nepraleidžiantis stogas. Šią konstrukciją apgaubia išorinės sienos ir stogas iš daugiasluoksnių plokščių. Pastate įrengti vibracijos, skysčio atsiradimo ant grindų davikliai, pakeltos grindys. Duomenų centre yra automatinė gaisro gesinimo inertinėmis dujomis sistema. Toks sprendimas visiškai nekenkia IT įrangai ir su ja gaisro atveju dirbantiems asmenims. Visa tai leidžia užtikrinti maksimalią serverių, kuriuose talpinami klientų duomenys, apsaugą. Duomenų centre įrengti 2 serverių kambariai su 96 serverių spintomis, kuriuose iš viso telpa 4400 serverių. Abiejose patalpose serverių spintos išdėstytos blokais po 24, taip suformuojant karštuosius koridorius, kurie leidžia efektyviau naudoti energiją reikalingą serverių aušinimui. Aušinimo sprendimas Baltnetos duomenų centre yra dubliuotas ir lengvai plečiamas didėjant serverių skaičiui. Visa aušinimo sistema yra stebima duomenų centro infrastruktūros valdymo sistemos, kuri ne tik leidžia matyti įrangoje vykstančius procesus, bet ir protingai juos valdo, taip užtikrindama nepertraukiamą darbą išlaikant mažas elektros sąnaudas. Energijos sąnaudų efektyvumo koeficientas yra vienas svarbiausių rodiklių, kuriuos turėtų atkreipti dėmesį duomenų centro klientas. Kuo jis mažesnis, tuo mažiau klientui kainuoja duomenų centro paslaugos. Baltnetos duomenų centro energijos sąnaudų efektyvumo koeficientas vos 1,35. Tier 3 kategorijos duomenų centro paslaugos turi būti prieinamos 99,98% laiko. Ta užtikrinti leidžia dubliuotas ryšio įvadas ir elektros paskirstymo sprendimas. Duomenų centro širdis – elektros skydinė. Jos įvadai priima 2 skirtingais keliais iš miesto gaunamą elektros energiją, o dubliuoti nuolatinio maitinimo šaltiniai garantuoja, jog duomenų centrui bus teikiama tolygi elektros energijos srovė. Esant tiekimo sutrikimui, nuolatinio maitinimo šaltinių baterijos gali tiekti energiją pilną apkrovą dirbančiam duomenų centrui, kol įsijungia šalia duomenų centro pastato stovintys dizeliniai generatoriai, kuriuose esančio kuro pakanka 48 valandoms nenutrūkstamo darbo. Bendra generatorių galia yra daugiau nei 2 MW. Kita svarbi sėkmingos duomenų centro veiklos sudedamoji dalis – 2 ryšio patalpos, į kurias per skirtingas sienas yra įvesti optiniai įvadai. Net jei vienas įvadas būtų nutrauktas, tai niekaip nepaveiktų duomenų centro darbo, nes ryšys būtų tiekiamas kitu kanalu. Į duomenų centrą skirtingais keliais atvesta daugiau nei 200 optinių skaidulų tiesioginiam sujungimui su klientų biurais. Baltnetos duomenų centre teikiamos serverių spintų, dedikuotų serverių, resursų nuomos, duomenų saugyklų, dedikuotų ugniasinių nuomos, rezervinių duomenų kopijų bei duomenų atstatymo ir kitos paslaugos. www.balt.net